Taip diskas atrodo, gaidžių. Galbūt šitą žaidžiau, aš dabar nelabai atsimenu. Tai kaip atrodo gameplay'us, tai būtų kažkokias vištas tiesiog šaudyt. Lygtais teko kažką žaisti arba galbūt pas draugą matyti ar dar kažkur. Tai gaidžių žaidimas, šaudyklė, vištą šaudyt. Įdomiai atrodo. Rožinė pantera. Šitą man neteko žaisti. Matau, čia turbūt platformeris 3D turėtų būti lygtais. Vidus taip atrodo. Ir bus irgi įdomu pažiūrėti, tikiuosi veiks. Diskai neblogos kokybės. Pamiršau, netgi čia būna kartais paveiksliukai už pačio diską, tai irgi įdomu pažiūrėti. Gerai. Toliau Srekas Super Slam. Čia nenurodo kažkaip, kaip jis atrodo, bet galbūt čia parodys. Galvoju, čia knygutė, bet jos nėra, tai bus proga tiesiog pažiūrėti, kas čia per žaidimas, kuom jis ypatingas. Ir čia vėl sniegelis, tai šitą neteko man žaisti, bet turbūt jis kažkom panašus bus. Čia turbūt minigeimų gal kažkokių. Čia nežinau, įdomi tokia dėžutė, lygtais muzika, lygtais sniegelis. Galbūt tiesiog į seną įdėjo kokią nors kitą diską. Nesvarbu, kad diskas yra. Ir etiketė labai graži. Turėjau dar vieną sniegelis, tai norėjau vieną sniegelį, gavau netgi 3. Tai lobių medžiotojas. Tikriausiai kažkom panašus į tą patį pirmą, kur rodžiau. Tai tas pirmas, kur buvo, tai ten reikėjo ateivius, atsimenu, rinkti. Čia turbūt reikės mumijas rinkti. Ir jau turbūt bėgioti. Irgi gražiai lietuviškai viskas parašyta. Tai labai gražu atsiminti, pažiūrėti. Ir tikrai kur nors į lentyną bus, ar kokią dėžutę bus labai gražu padėti. Slaptas Reicho ginklas, Normandija 1944 metai. Matau, kad šaudyklė yra.